Viena seniausių Lietuvos pramoninių alaus daryklų Ragutis susigrąžino istoriškai jai priklausantį vardą ir tapo bravūru Wolfas Engelman. Wolfas ir Engelman yra dviejų alaus daryklų savininkų pavardės. Tarpukariu jų bravūrai buvo sujungti ir tapo didžiausia alaus darykla šalyje. Joje buvo gaminamas pats populiariausias tuo metu alus. Mintis sugrąžinti istorinį pavadinimą kilo įmonės darbuotojams maždaug prieš metus, kai mes iš naujo įsigilinome į savo istoriją. Pamatėme, kokia ji vis dėlto yra prasminga, turininga. Anuomet visas alus buvo šviežias. Mes esam pasiruošę vėl sugrąžinti į Lietuvą šviežio alaus tradiciją ir rinkai tiekti šviežią alų. Ilgai stovint lentynose, alaus skonis ir aromatas keičiasi, taip yra todėl, kad į butelį papuolęs deguonis oksiduoja aloje esančias medžiagas, ko pasekoje alaus skonis ir aromatas prastėja. Šviežias alus verdamas dažniau ir mažomis partijomis. Parduotuvių lentynose jis nestovės ilgiau nei 2 mėnesius. Istorinis teisingumas buvo paminėtas iškilmingame renginyje, kuris vyko Kauno valstybinėje filharmonijoje. Wolfas Engelman yra vienintelis bravūras šalyje, kurio pavadinime įrašytos jo įkūrėjų ir buvusių savininkų pavardės.